Sveiki, mėly kolegos, laida Mūsų įmonė ir prie apskritojo stalo Rolandas Čepulis, vyr eksploatacijos inžinierius iš Baltic Facility Management eksploatacijos skyriaus. Labas, Rolandai. Sveiki. Sveiki. Tai Rolandai, kiek šitose pareigose jau dirbi laiko? Pareigose tai čia turbūt gal nesvarbiausia, aš čia jau būtų buvę balandžio 1, bet kažkaip ten, žinau, sekmadienis turbūt buvo ar šeštadienis, tai nuo balandžio 3 gal pradėjau, tai būtų 20 metų. Nebūtų. Tai kiek mega, tiek ir tu pačia dirbi, ar ne? Aš tam pagrindiniam atidarimo šou dar nebuvau, ten gruodžio mėnesį, kai ten pasakojo kolegos, kad atsidarinėja ryte, o čia dar visur keltuvai važinėja, tai va tą šou praleidau. Tai jau buvo daugmaž nusistovėję, bet... O kaip tai atsitiko, kad 20 metų pradirbi vienoje vietoje? Labai geras darbuotojas turbūt net gal leido. Tiesiog pamiršo apie tave? Nemanau. Yra tie gal, kurie ir pamiršo, bet yra tie, kuriem aš turbūt reikalingas, tai va taip ir gaunasi. 20 metų, ką tu supratai iš to proceso nuolat tai darydamas? Iš principo, ką tu nuolat darydavai per tos 20 metų? Prasidėjo nuo eksploatacijos. Aš kaip atėjau į darbą, galvojau, ką čia dabar daryti reikės senais. Sako, tai ten šiukšlių konteinerius reikės suskaičiuoti, kiek išveža kiekvieną dieną, nes dideli pinigai tenais. Kiemsargius ten pareguliuoti. Tai va čia ta pati pradžia, atsimenu. Šiaip aš iki tol dirbau, važinėdavau į Vilnių, ten su kompanija. Mūsų įmonė persikėlė ofisas į Vilnių, ir kiekvieną dieną. O aš gyvenu Kuršių gatvėje. Šalia Megos. Kiekvieną dieną Kuršių gatvėje Vilnius, taip? Jo. Žmona sako, ką tu čia sako? Sako, žiūrėk, siūlo darbą, Mega statosi čia šalia visai. Vaik, sako. Nors į pokalbį, tai ir atėjau. Tai čia nukreipimas gavosi. Ačiū žmonai, ne? Galėsit padėkoti kada nors. O žmona dažnai taip nukreipia tam tikrą linkmę patį? Tai kaip ten žinot, kas šeimoje galva yra vyras, o kaklas žmona. Tai jaučiasi taip? Aišku, jaučiasi, tai kaip kitaip. Pavyzdžiui, aš matau, kaip mūsų darbuotojai vyrai, jie tos indėlius atsineša maistą. Jiems ten sudeda, tikriausiai sudeda. Gal jie patys. Tai žmona kiekvieną dieną taip, ar ne? Ne kiekvieną, sakykime, jau nereikia taip jau, bet būna. Man kaip moterį norisi, kad taip kiekvieną dieną po 2 kartus. Matot, kitą kartą suvalgom viską, tai tada jau ne. Tai yra gerai. Aišku, gerai. Tu, pavyzdžiui, siemi, žiūri čia įdėta. Yra ryšys, ar ne? Visą dieną yra ryšys su žmona. Taip, tas pagrindas tai ir yra šeima, ar ne? Visako pagrindas. Paskui jau tu tenais kažką tai darai dėl tos šeimos, judėjimas visas. Tai tu patinki į Megą ir kaip tau visą tai, kaip tu matai tą Megą tokią, kokia jinai buvo ir tavo pirmieji darbai ir... Mes turėjom labai puikų mokytoją, čia turbūt Vytautas Danila prisimins Zenoną, gerų žodžių paminės. Meškauską, tai. Jo. Tai ten buvo tas kuratorius, mentorius, dabar kaip madinga sakyti, ar ne, mokytojas, bet jisai sureguliuodavo viską labai teisingai, sustatydavo į savo vietas. Tai iš tų, kur tada dirbo, tai turbūt liko kiek čia 5 žmonės gal turbūt. Buvo įmonių, kurios, sakykime, aš irgi pradėjau Baltic Red Management, paskui Baltic Red, paskui Facility atsirado, mes ten migravom, tai jie irgi iš tų senukų struktūros tenais, čia buvo tų migracijų. Per tą visą laiką, užtat aš ir sakau, tose pareigose, tai kai čia pasakyti. Aišku, kai Facility sukūrė, tai jau nuo tada tenais, bet šiaip tai buvo visokių restruktūrizacijų, priimdavo ir paskui vėl atgal ten į kokią nors SSPC perkeldavo, taigi ten jie su patirtim. Tai paties eksploatacijos karjera prasidėjo nuo konteinerių šiukšlių, ar ne? Principai buvo pirmas darbas šiukšlės skaičiuoti, o paskui jau toliau jau. Ir darbai, ir užsakymai, ir priežiūros, ir eksploatacija visa yra. Ir kaip keitėsi Mega per šitiek metų? Tai kad išaugo 2, tai čia jau turbūt tas didžiausias 15-16 iššūkis, kada pastatė dar vieną pastatą veikiant prekybos centrui. Tai čia šiaip projektas tai buvo dar vokiečių.
Kadangi prie archyvinių dokumentų prieinu, statybinių, ten tų visokių konstrukcinių, tenais reikia senų dalykų, tai aš tenais mačiau, ten šiaipgi čia šitą projektą turbūt Augustinas, kaip nupirko, turbūt taip reikėtų sakyti. Ten, aišku, aš tenais nedalyvavau tame visame, dar ir paskui nedaug dalyvavau, bet ten įdomus procesai vyko. O kaip dirbi pas eksploataciją, juk įdomu visi šitie dalykai, kaip iš kur atsirado projektas, kaip čia vyko, kaip čia ką. Juk įdomu, kiek galima daugiau sužinoti apie tai, ką eksploatuoja. Įdomu vienas dalykas, o reikia kitas dalykas. Viskas priklauso paties darbui, taip? Suvesti tuos taškus prie vieno stalo, kad įsiaiškintų. Taip, tai kaip pasakyti, čia tame daug dalyvauja turto valdymas, čia labai viskas susiję. Nuomos skyrius, turto valdymas ir eksploatacija, tai čia vieni generuoja mintis ar ne, tenais atsiveda nuomininkus, eksploatacija žiūri, ar techniškai įmanoma įvykdyti kažkokias tai sąlygas, turto valdymas viskam tam ten sudiriguoja, sustato į vietą sutartis, pakuruoja irgi. Tai kaip čia pasakyti? Eksploatacija turbūt geriausiai dirba tada, kai nesimato. Niekas nepaskambina ir nesako, oi, kaip šiandien pas mus labai gera kambarį temperatūra, ne kabinete. Skambina karšta, šalta, burzgia, laša. Tai va tada eksploatacija reikalinga. Kaip ten pas Fordat buvo pats brangiausiai apmokamas žmogus inžinierius, kuriam mokėdavo daugiau, kai jisai nieko nedarydavo. Nes reiškia, tada viskas veikia. Skundai tokia jūsų kaip varomoji jėga. Pat pakeli ragelį ir jau tikiesi išgirsti kažką tai tokio, kas... Dažniausiai taip. Pageidavimai galima sakyti. O kaip išsiugdo per metus tas matymas, tas nujautimas, kas gali būti, tas nuskaitimas to viso pastato ar pastatų kaip organizmo, kur čia kas gali gesti, kur čia kokie jau yra signalai? Per laiką ateina patirtis. Tu žinai, pavyzdžiui, jeigu 25 laipsniai šalčio lauke, tai tenais prie tos sienos jau vandentikis sušals kažkur. Čia toks daugiau per žinojimą, yra tokios nuojautos, kad kažkas čia neaišku šiandien kaip bus. Tai čia žinot, kaip ten tuose, jeigu vaikas jau tyli kažkur, tai reiškia jau kažkokį velnę daro, ne? Tai čia irgi turbūt, jeigu jau kažkas ilgai neskambina. Gerai, tai pastumdėjai pats tuos konteinerius, pasižiūrėjus tom šiukšlėm, o toliau kaip vyko reikalai? Tai toliau po truputį ir vyko visi reikalai. Ta prasme, visa priežiūra. Mes vėlgi ten aiškus keitėsi, bet pagrindė turbūt dviese buvom čionais iš eksploatacijos inžinieriai. Ir aišku, turėjom didelę pagalbą iš samdomų įmonių. Tuo metu tokio kaip facility management dabar nebuvo. Tada buvo persamdomas Kaverinas. Jie turėjo technikus ir tą visą, sakykime, fizinį darbą ir darydavo. Čia reikėdavo tik tai, kad sužiūrėt, kad jie laiku ten padarytų kažką, tai ten profilaktiką ar ne kaip. Yra daug dalykų, kur, sakykime, kaip nesusiduri, tai net nežinai, kad taip reikia. Kad ten kažkas vyksta, kaip ten visokius seminarius važiuodavom, tai būdavo tenai, sakydavo, kad yra priežiūroje yra dvi rūšis priežiūros, ar ne? Viena, kada tu pastoviai kažką tai atnaujini, remontuoji, pakeiti, patepi, priverži, ten kažką tai prižiūri, vaikštai diržus keiti. O yra kiti, kur veikia, kol sugenda. Kai sugenda, tada suremontuoja. Kur yra tavo darbe pačios jautriausios vietos? Aišku, sunkiausiai tai visada su žmogišku faktorium dirbti. Su technika tai kas jinai? Plaktuko taukšti ir viskas. Grubiai sakant. Bet žmogiško faktoriaus neeksploatuojat, eksploatuojat pastatus. Jo, bet suprantat, atrodo, visada yra, santykiai kažkokie tai, ne? Pavyzdžiui, elementarus dalykas, lyg tai čia seniau būdavo. Čia dar aš kada nors irgi papasakosiu tą vietą, kaip čia keitėsi Megos požiūris į nuomininką, sakykime. Čia juokais toksai būdavo. O gal galima dabar? Bet visuose juokuose yra dalis teisybės, ar ne, turbūt? Tikra tiesa. Būdavo pačioj pradžioj tenais, kai tik atsidarė, visi lakstydavo, ojojojoj, gal jums čia nais šalta, gal jums čia nais atidaryt, ką nors uždaryt, gal čia papūs daugiau, gal čia... Tai čia buvo toks vienas momentas. Paskui situacija keitėsi, rinkoje keitėsi. Atėjo tas laikas, kada Mega buvo pilna ir labai daug norinčių buvo ateiti. Ir tada, kai tik tai nuomininkas koks paskambina, sako, mums šalta. A ne, sako, tai gal jums jau čia blogai, gal jūs norite išeiti?
Buvo toksai irgi etapas. Aišku, čia sutirštintai, taip tikrai nieks nesakydavo, bet buvo tokie momentai. Paskui vėl atėjo ten krizė kažkokia, tai vėl nuomininkai pradėjo birėti, tada vėl, galim čia mes ką nors padarysim, galim čia kažką tai duosim tenais. Viskas keičiasi. Kaip įdomiai sakai, įvardini tokį bendravimą, tokį požiūrį kaip juoką, bet čia šiaip tai liūdna. Kaip pasakyti liūdna? Čia ne bairis, ne juokas, net toks gyvenimas, jisai keičiasi, sąlygos keičiasi, ar ne, kiek turėjom visokių ir covidų ir visokių dalykų. Tai viskas įtakojo galų galiai tą pačią žmonių psichologinę būseną, ne, ir vienas piktas, kitas tenais piktas, kad tas piktas ir taip toliau. Gerai, pats sakai, kad jautriausia vieta yra žmogiškasis faktorius. O jautrumas iš ko kyla? Juk dėl ko gali kilti, ar tai nesusikalbėjimas, ar nesupratimas, ar kaip tu sakai, va toks mentalitetas? Yra daug dalykų turbūt, kaip žmonės juk visi skirtingi. Čia irgi toks pavyzdys būdavo, skundžiasi šalta, ar ne, ateini, visą laiką yra 3 dalykai, taip kaip nori pardavėja, taip kaip nori savininkas ir taip kaip sutarty parašyta. Sutarty, pavyzdžiui, nuo 18 laipsnių iki ten 22 turi būti temperatūra. Ir tu ateini į tą parduotuvę, ten 19. Jai šalta, bet vėlgi sutarty kaip ir tas tarpas ir savininkas už tą šildymą moka savo pinigus. O ten mergaitės jaunos su plikais pilvais dirba, jom tenais šalta. Tai vat ir toj vietoj... Žmogiškas faktorius. Žmogiškas faktorius. Ir ką dabar daryti? Tai, sakau, būdavo, tai pasakai, paaiškini, supranta vienos. Su kitom pajuokauju, tai sakai, gal brindžiuko ant šilumos tada. Lyg tai pasijuokė tą būdų tenais, lyg tai susikalbėjo, už 2 dienų ateina per vadovus skundas. Buvo čia kažkokie atėję iš jūsų pingvinai. Ir brindžio pasiūlė vietoj to, kad pašildytų tenais temperatūrą. O ten pajuokavot, lyg tai būdų susipratot. Bet, tai čia... Arba gali su to gyventi, arba negali, arba reikia keisti darbą, tada eiti į kitą darbą. Tai keisti darbą dėl to, kad nuomininkai tokie kietagalviai? Čia aš apibendrintai pasakiau, ar ne? Jeigu tu susitvarkai su tom problemom, kurios pas tave ateina, tai reiškia, tu gali turbūt tą darbą dirbti ir dirbi. O jeigu tu negali, tai kam tau kankintis tenais? Tu eik kažkur tai kitur, gal ne čia tavo tas... Pašaukimas, nepašaukimas, darbas. O pats sakai... Gal tu save, kad tu geriau realizuosi tada. O pats sakai, štai apibendrini. O tai apibendrini ir kitų kolegų per 20 metų požiūrį. Kad žmonės tiesiog, jie atlieka savo darbą ir jie iš principo yra nepatenkinti, kad to darbo yra. Arba kad žmonės, tarkim, šiuo atveju nuomininkai, jie kelia kažkokias pretenzijas, jiems nepatinka. Buvo čia visokių žmonių, kurie negalėjo dirbti. Ne jų tenais. Negalėjo, galbūt kitą kartą net prie tos prisitaikyt. Pas mus vis tiek yra pakankamai griežta tvarka, ypač finansiniuose reikaluose, ar net ten paraiškos pristatymai, dar kažkas. Tai jeigu jis laisvo oro direktorius nenori būti, tai jam čia netinka. Tai buvo ir tokių. O tai kaip galima be tvarkos su finansais? Iš kišenės į kišenę? Jeigu vieduką galėjo pamesti. Žinokit, ta prasme, tai yra kolegos, kurie išėjo, sako, taip, čia buvo už kiekvieną centą kautynės. O čia, sako, tavo biudžetas metinis, ne? Ir tu tam biudžete, kol neišlipi, nieks tenais per daug nesigilina. Taip buvo, ar taip norėtųsi, kad taip buvo? Ne, taip yra toj vietoj, kur išėjo, sakykim. Tai čia, vis tiek pasikalbam su kolegom buvusiais bendraujam. Tai žodžiu, ten tuose rėmuose gali netaupyti, pavyzdžiui. Tu tuose rėmuose gali elgtis. O kas yra sudėtinga, kad reikia atsiskaityti už kiekvieną centą? Man tai čia ne problema. Mes pripratę, pat pradžių tai buvo ir turbūt gal būtų keista, kad to nereikėtų daryti. Vis tiek žmogus pripranti per 20 metų, tai iš viso. Pamiršti, kaip kitas būna. Tai, o pats pavyzdžiui, kokius teko ant savo pečių patirti tokius nesklandumus, kad, žinai, neatsimeni iki šiol? Žmonėms tikrai būtų įdomu. Štai pavyzdžiui, Megoj stovi kaip simboliai rodantis, kiek ko visko įvyko per 20 metų. Rodo tą istoriją, mes grįžtam į tą praeitį, matom, aišku, pagreitintai ten viskas. Per tos televizorius turėjome, kur stovi. Kiekvieną dieną tau suka
tą 20 metų? Žinokit, nemačiau, sąžiningai pasakysiu. Mačiau, jisai stovi, veikia, būna įspiria kartais kas nors, tai tada, pasakau, marketingo merginom užsako, sutvarko ir viskas. Čia kaip ta muzika mėgoj, kur groja, eini ir negirdi tu jos. Tarkim, žiūrėk, ar turi tėvukus kaime? Vasarą turiu. Teko matyti, kaip ūkininkas atsikelia ryte ir jo pirmas toks pojūtis, kaip uždavinys jau tvarka, apeiti visą savo ūkį. Ir jisai apeina, apžiūri, kur kas, ką, šunį pakalbina, vištą kokią ten pakirkina. Kaip pats, kiekvieną dienągi praeini ir kaip pastatą, ir kaip sakai, ta vieta, kur vyksta visokiausia žmogiškiai faktoriai, žodžiu, kaip ir gyvo organizmą. Kaip tau visą tai atrodo, ką tu matai? Ta, ką jūs matote, tai čionais ne viskas ir ne pagrindas. 9 vanduo nuo kisieliaus. Ne 9, ten, jūsgi, pavyzdžiui, kaip einat mėgoje, matot pripėduotą, tenais, pavyzdžiui, matom. Kažkur stiklas nešvarus. Retai, bet va, bet gal ir nelabai dėmesio atkreipti. Kažkur gal plytelė įtrūkus tenais yra. Bet tai yra svarbu marketingoje, turbūt. Bet iš esmės pagrindinis dalykas tai yra ne tenais. Tai yra ventiliacijos įrenginiai, tai yra šilumos punktas, tai yra elektros skydinės, kurių jūs nematot. Ir ten turi būti tvarka ir ten turi veikti. Ten yra, kaip pasakyti, kaip žmogu, matot, pasidažė tenais, lūpytės padažiau, kaip ten pomidorų padažė. O svarbu tai, kad širdis teisingai veiktų. Inkstai, kepenys, bet jūs jų nematot. Bet jeigu kas nors neveiks, tai iškart pamatysi. Tada prisimenat eksploataciją. Eksploatacija, reikia daktarui skambinti. Ir kaip jūs bendraujat su ta širdim? Neužleisti reikia. Tas ir yra eksploatacijai, kad reikia tą, ką nemato paprasti žmonės, kad ir pirkėjai, kad ir mūsų vadovai visi, jie įdami, jie anų dalykų principė nemato. Mato tą išorę tik. Gerai, jūs atsidarote štai tokią skydinę, nueinat, nulendat į tą tinklą. Jūs jau prevenciškai galit numatyti, kad bus problema? Dar seniau tai biški daugiau, kaip čia arčiau žemės būdavo. Dabar mes jau turim inžinierių komandą visą ir jie kiekvieną savoje srity daugiau pamato, daugiau apžiūri ir tiesiogiai prisiliečia daugiau. Aš jau toksai dabar gavausi tik tai kaip administratorius principė. Jeigu reikia tai primint kažkam, tai kad jau pagal grafiką reikia jau kažkur tai nueit kažką. O tai jūs čia taupo kaip senukai jau ar kaip? Mane turbūt gal ne dėl to, mane dabar laiko, kad aš tiesiog daug žinau jau labai. Štai matot, gerbiamasis 20 metų jau vertė. Bet o kaip kitaip, tai taip ir būna. Ten labai net kur kažką paieškoti, tai turbūt Rolandui paklausti reikia, pasakys, bent jau nukreips kur. Tai gerai, Rolandai, dabar ateina jauni žmonės ir ką jie turėtų žinot iš principo pagrindinius dalykus, įvedant juos prie to širdies, prie elektros, prie ventiliatorių. Matot, jauni žmonės svarbiausiai turi norėti. Todėl, kad dabar aš nežinau čia, ką jaunas žmogus seni bambekliai čia, kai susirinka, tai, o mūsų laikais, tai mes jau tenais. Bet iš tikrųjų jaunimas dabar kažkoks biškiukai pasimetęs, nepasimetęs, kaip čia pasakyti. Gal čia iš tikrųjų dabar per lengvai gyvena turbūt. Vis tiek tėvai stengiasi, ko patys neturėjo, tai vaikam dabar duot. Tie vaikai paskui, per lengvai turbūt viską gauna ir... O reikia būtinai, kad sunkiai gautų per karą, per nepriteklių, per deficitus. Nereikia kraštutinumo. Kad dabar viską iki mokyklėlės. Paskaitykit Facebook'e, tau 20 laipsnių, į mokyklą nereikia eiti. Kaip jie eina į tą mokyklą? Aš nekalbu apie, aišku, kaimo tenais kokias vietovės, kur ten 10 kilometrų reikia. Bet į mašinytę iki durų atvežė, paleido. Tai kur jie tenai sušalo 20 laipsnių? Iš tikrųjų, realiai. Taip, klausimas svarstytinas. O mums, kai nereikdavo 20 laipsnių į mokyklą, tai ką mes darydavom? Eidavom į lauką, jo. Kliušką ir hakėjų žaisti. Jo. Tai dabar su to hakėjų, su kliušką palaukim biski. Tai gerai, ateina toks jaunas žmogus, kuris anot tavęs toks per daug lengvai užsidirbantis duoną. Ką jis ten turi norėti? 2 laidus sulituot, kažką tai mokėti perskaityti, kažkokią elektros grandinę, ką jis turi žinot?
čia žiūrint, kur jis eina. Visiems atrodo, eksploatacija turbūt tai vienas dalykas, tai yra daug visokių specialybių, tai yra tos žemiškos darbinės specialybės, elektrikas, santechnikas, stalius ar nedažytojas, tai visi darbai turi savo specifiką ir reikia įgūdžių ir nei vienas turbūt negimė viską mokėdamas ir jeigu jisai geras elektrikas, tai nereiškia, kad jisai geras santechnikas. Pas mus kaip? Mūsų senais laikais tai tėvelis buvo viskas ir santechnikas namie, ir elektrikas, ir plyteles susiklijavo, ir kambarį nusidažė, ir dar stalą išsidrožė, susikalė. Gal ir technologijos dar buvo paprastesnės ir mažiau. Technologijos paprastesnės, nusipirkt galbūt ne. Ir dar pats susikalęs buvo įrankių dėžė tikriausiai. Taip, aišku. Aš irgi, pavyzdžiui, mašinytės pats gaminausi iš kaladėlių, iš malkų, spjaudavai, susikaldavai ir žaisdavai. Ir puikiausiai žaisdavom su pusbroliu smėlio duobėj kažkur pas save kaime. Rolandai, kaip jūs pasitikrinat visi, kad jūs iš tiesų esate štai vyrai specialistai, nes jums yra tai svarbu, tai yra prestižo reikalas, gerai išmanyti tai, ką darai. Gaunat nuo Egidijaus malko? Gaunam. Toks yra gyvenimas. Jeigu tu esi ten tas snaigiukas ir gavai velnių ir eini paverkti kampą, tai reiškia, ne ten dirbi. Eit reikia į kokią nors ten fondų, kur gauna pinigus tenais. O čia ateina žmonės dirbti, jeigu nenori dirbti. Dirbti reiškia išbūti tas valandas, ilgai būti. Ne, dirbti yra dirbti. Išbūti, aš pats kartais juokais, kai klausia, sako, dirbi, sako, sakau, atėjau į darbą, bet ar dirbu tik ten. Bet aš tau leidžiu pajuokauti, kolegos, kas mane žino, tai jau perpranta. Tarkim, kad būtų aiškiau, kaip eksploatacijos skyriaus darbuotojas praleidžia savo darbo dieną. Iš ko jinai susideda? Tavo, paimkim. Vieną vamzdį sutaisai, po to B objektas, bėgi kažką tenai pavyrini, paskiau stiklą įdedi. Vat ir matos ta eksploatacija tokia nematoma. Vat kaip skambina, tai tą viską eksploatacija ir padaro. Jeigu neskambina, tai reiškia viskas yra gerai, ar ne? Čia yra labai gerai, kai yra viskas suplanuota, ir gedimai suplanuoti, bet jiegi taip nebūna. Megoje, yra budintis, kuris daro apėjimą kiekvieną dieną, apeina, pasižiūri kažkokius tai kritinius taškus, net ir nekritinius, net ir, pavyzdžiui, tie laukia koliukai, kur sustatyti, kur blizganti juostelė yra. Karts nuo karto reikia jas atnaujinti, todėl kad užvažiuos koks nors. Bus bėdos. Tai čia viskas eksploatacija. Užtektų rankų pirštų Megui suskaičiuoti kritinius taškus? Principė, kaip pasakyti, yra komanda, ar ne? Tai visi tame dalyvauja, visi eidami pamato kažkas patikrina kompiuterį, ar veikia ventiliacijos sistemas. Juk turim daug, sakykim, ir techninės pagalbos tokios, kur, sakykim, nereikia. Kaip pardavėja sako, man šalta. Ir jinai įsivaizduoja, kad ją ateis kažkas ir pašildys. Ta prasme patalpa. Jo. Bet net nereikia pasieit, prisijungi per kompiuterį prie sistemos ir pasižiūri, ar veikia, ar neveikia. Jeigu kažkas tai yra gedimas, tai sutvarkai, irgi ne pas ją reikia nueiti, o ant stogo kažką įjungti, ar ne toje vietoj. Čia vėlgi sakau, kai žmonės nesusidūrė, jie neįsivaizduoja, ar nesupranta, kai ta pardavėja, tai aš dabar jau žinau, kad jos to nesupranta ir sakau, mes pas jūs neteisim, mes matom problemą ir yra ne pas jūs patalpoje, ar ne, bet yra kažkur tai įrangos gedimas, ar ten negedimas, ar pareguliuoti, pavyzdžiui, reikia, nes galima irgi pareguliuoti, su mygtukais paspaudė ir viskas. Gal kada nors dirbtinis intelektas tą darys, ateis ryte dirbtinis intelektas atsikelia. Kaip tu įdomiai kalbi, kad turite tokias technologijas visi darbė, tai yra gerai. O kad jaunimas užaugo ant tų technologijų ir šiandien taip ir masto, ir su mašinomis į darželį važiuoja, tai blogai. Tai dabar jaunimas jau dažnai duona per lengvai. Nereikia valgo. Visada suabsoliutinti kiekvieną dalyką. Visi yra skirtingi. Kiekvienas žmogus yra skirtingas, ar ne? Kiekvienas skirtingai priima skirtingus dalykus. Mes susikaldavom su buvusiu viršininku. Jeigu aš žinau, kad... Tu jam kalys tau kalą. Čia apsižodžiuoti? Čia apsižodžiuoti, jo. Ne muštynėse būdavo. Čia būdavo nuomonių apsikeitimas. Žinot, kas yra? Kai ateini pas viršininką su savo nuomonė, o išeini su jo. Tai va čia nuomonių apsikeitimas. Tai būdavo
Čia anekdotas. Tai vat būdavo irgi, susibaram net sunku pasakyti, todėl kad jeigu aš žinau, kad aš teisus, tai aš nematau prasmės tenais bartis. Vyksta tas, sakykime, aistros verda kažkurį tai laiką, paskui aistros vis tiek jos nurimsta, tada viršininkas pergalvoja, jo, teisingai, reikėjo naip daryti. Bet galima buvo ir susimušt, pavyzdžiui. Ar visada viršininkas daugiau žino už darbuotoją eksploatacijos srityje? Viršininkas dažniausiai žino labai daug dalykų, bet ne taip giliai, ar ne, turbūt, sakykime taip. Aš, pavyzdžiui, aš tikrai turiu bendrą supratimą apie vėdinimo sistemas, apie šaldymą, apie šildymą, apie ten santechniką, elektrą, viską. Principe, aš daug žinau. Blogiausia turbūt yra situacija su silpnom srovėm, kur tenais šitie prasideda programavimai visokie. Tai ten jau gali mausti ten tie specialistai. Bet vis tiek geriausiai žino, sakykime, arba tos specializacijos inžinierius, arba netgi ir tas pats technikas kitą kartą geriau. Todėl, kad jisai va tenais dirba su to daiktu. Ir jisai geriau išmano. Bet va eksploatacijos, sakykime, kaip aš, ne, administratorius, tai aš turiu turėti supratimą bendrą bent jau apie tą, kas ten vyksta, bet sakau, bet ten iki kiekvieno smulkmenos, iki kiekvieno valdiklio, kaip ten turi būti, ne, turbūt ir neįmanoma viską idealiai mokėti. Reikia pastoviai su to dirbti, pavyzdžiui, dar iki šiol mes su Kaverino ten programuotojus, sakykime, jisai valdiklių programuotojas, tai yra ta širdis Megos BMS, tas mūsų vadinamas Building Management System, kur tu matai visas sistemas, jų veikimą, tai jisai vienas tik tai ten turbūt žino. Netgi Lietuvoje turbūt kokie keli žmonės yra, kurie konkrečiai dirba su tos srities valdikliais. Yra kiti žmonės, kurie dirba su kitais valdikliais. Čia pas mus Schneideris yra kaip pavyzdys dar Honewelas, ne? Jisai su to Honeywelu turbūt jam reikėtų pasėdėti kokią savaitę, pastudijuoti ir jisai jos irgi puikiai išmanytų. Bet jisai turi pakankamai su to Schneideriu darbą. Ir jeigu jisai su to Schneideriu ten nedirbtų pusę metų, jisai kažkiek atsiliktų nuo tos, sakykime, pažangos tenais ar ne, kažkiek pamirštų turbūt. Žinot, kai sako, kuo daugiau žinai, tuo daugiau pamiršti. Kuo daugiau pamiršti, tuo mažiau žinai. Tai kuo daugiau žinai, tuo mažiau žinai. Pasakyk, kokių tu norėtum jaunų žmonių į eksploatacijos skyrių? Kokių reikia? Kaip tu jį matai jauną žmogų, tinkantį jūsų darbe? Tai čia turbūt ne tik į eksploatacijų, čia visi turbūt to nori, kad ateitų žmogus norintis mokytis ir išmokti kažką tai. Kad nebūtų, kad aš čia žvaigždė ir visatos centras ir aplink mane viskas turi suktis. Turi kiekvienas ateiti padaryti savo darbą visų pirma. Ir norėti jį padaryti, ir mokėti padaryti. Ir jeigu biški kažko tai trūksta, tai kad jisai norėtų mokytis tą padaryti, ne? Aš suprantu, jaunimui sunku, jiem dabar daug pasirinkimų, jie daug galimybių, gali į užsienį išvažiuoti, gali į užsienį braškės skinti, gali į užsienį programuoti, net, bet kiekvienam savo turbūt ir labai būtų gerai, kad kiekvienas tą savo kelią ir susirastų. Pavyzdžiui, žinau, kad į universitetą įstojo, jeigu kažkur biški norėjo, bet ten neįstojo, tai tada įstojo ten, kad tik įstot, ar ne? Gal kažkieno vietą užėmė vienas dalykas, kuris galbūt ten būtų geresnis. Bet jisai kažko turbūt išmoks irgi. Bet ar pritaikys, ar ten jo, čia kitas dalykas. Kol nepabandęs, negali žinot. O gal ten tavo? Tu gyvenime pabandėjai ne vieną darbą. O kas tau labiausiai patiko? Juokingiausia, kad aš 2 darbus pabandžiau tik tai. Prieš tai aš irgi ten virš 15 metų dirbau vienoje vietoje. Bet aš aišku ten daugiau visokių dalykėlių pabandžiau. Bet... O bandėjai ką? Pirmas mano darbas tai buvo sandėlininkas pusę etato. Sandėlininkas per brūkšnelį tiekėjas. Ofise užsakinėdavau kanceliarinės prekes. Tai kaip tu čia taip? Aš maniau, kad kasėjai, ką nors kitą darėjai, pavyzdžiui, kalėjai. Ne, aš buvau... Kūrėjai. Aš kaliau, kai studentas buvau, čia nesakau tenais, nes nelegaliai dirbom tada reklamos agentūrai, gaminom šviečiančias reklamas, tai čia buvo turbūt Kaune vieni iš tokių pirmesnių buvo. Rimta kompanija. Vis tiek nieko bendra su vokiečiais. Bet tai turėjo būti nemaži pinigai kaip studentui? Kaip studentui gerai buvo tenais. Katino dienos, ar ne? Ten aš, žinau, galvojau atlyginimą, galvoju, einu ir magnetolą nusipirksiu su kompaktiniu diskų grotuvais ir nusipirkau.
Tai jau buvo, ar ne? Man to. Ir kokią tada muziką klausėjai? Aš klausiau gerą. Ir tai būtų? Seniukus tos visus Rolling Stones ir taip toliau. Nu, tai klasika. Klasika, jo. The Doors, ar ne? Doors, Marilyn. Led Zeppelin. Zeppelin, jo. Na, paskui ir lengvesnių klausiau, negaliu. Kaip žmona atsirado, kokia nors ABBA, Boniem, ar ne? Aš šiaip tai iš tikrųjų aš labai plačiai mąstau. Nėra, kad jeigu myli, tai ten tik kažkokius, Rolling Stones, kuriuos aš iš tikrųjų myliu, ar įsidėsus. Bet aš puikiausiai ir lietuvišką muziką, mane Cicinas kartais patinka. Ar Rytis Cicinas daug kam patinka? Nu, todėl, kad yra tam tikrai nuotaikai arba progai tam tikrai ir labai puikiai jisai sueina kartais. Tokia gražia mintim apie Rytį Ciciną mes ir pabaigsime šiandieninį mūsų pokalbį. Tai pabaigsime pokalbį su Rolandu Čepuliu, eksploatacijos skyriaus inžinierium, administratorium, kaip jisai pats sako. Ačiū Rolandai, ačiū Inga. Dėkui Rolandai labai. Dėkui, kad klausėtės. Mėly kolegos, susitiksim kitą penktadienį. Ir klausykit geros muzikos.